Sveiki krepšinio gerbėjai, pradedame tiesioginę transliaciją iš Ukmergės. Čia netrukus prasidės 7bet nacionalinės krepšinio lygos rungtynės tarp Ukmergės Teko ir Alytaus komandų. Ir 3 taškai. Ir čia jau turbūt bus taškai, taip ir yra. Po krepšio. Pataiko Donelis Sigersas. Rinkūnas. Metimas sudėtingas po driblingo. Okay. Ir štai toks netikėtumas. Ir dar kartą bando laimę Mantas Šerkšnas. Gražus, perdavimas pro nugarą. Ir dar 3 taškai. Šerkšnas kaip staigiai išleidžia kamuolį ir dar 3 taškai. Mantas Šerkšnas. Trečiasis taiklus, jo tolimas šūvis. Gan aukštas buvo jo driblingas. Deivisas galėjo mesti 3 taškai, renkasi perdavimą ir Maška. Kaip prisuktas bėgioja tokiu pat greičiu. Ar pirmą minutę ir paskutinę Deivisas vagia kamuolį ir du lengvi taškai iš eilutės. Vėl Deivisas nepakybo Tarvydas ant jo klaidinamo judesio. Deivisas žaidžia vienas, demonstruoja savo driblingo sugebėjimus. Atšok primityvokai žaidė, lipo į medį ir Alytiškiai nenuleido rankų, kovėsi iki galo dėl kamuolio. Maždaug 15,5 taško ir štai toks metimas. Savo krepšį. Rinkūnas. 2 taškai ir pražanga. Maška nusisukęs. Deivisas buvo nuo kamuolio. Oi, Tarvydo koks juvelyrinis perdavimas Brusokui. Dengia Deivisas. Rinkūnui Šerkšno užtvara ir Tado Rinkūno 3 taškai. Brusokas. Ir čia puikiai apgauna varžovus. Denginėja Mantas Šerkšnas, Sigersas nesusigaudė. Tačiau tuoj pat Ukmergės komandos ir galius pritildo Deivisas. Nepakilo Brusokas prie jo varžovo atakuoti ir pakišo kiaulę varžovams. Teko komandos įžaidėjas Rutkauskas iš tolimojo nuotolio. Šįsyk taikliai trukdė varžovai. Rutkauskas, matome ir kaip kamuolį gali varytis nuo kranto iki kranto. Wow, koks sunkus, išradingas jo metimas. Šerkšnas padarė viską, kad varžovas nepelnytų taškų. Tačiau atgal Šerkšnas. Kokį Mantas Šerkšnas. Ir galėjo aukštaūgis nubausti varžovus, to nepadarė. Balčiūnas nubėga prie tritaškio linijos. Ir pirmą kartą šį vakarą alytiškiai persverė rezultatą. Kūnas meta. Oi, nuo lentos. Užuojauta Teko komandai, kuri pagirtinai kovėsi, gal kiek pritrūko jėgų lemiamu momentu. Kągi, Alytus švenčia iš viso 8 pergalę. Per 17 rungtynių, tai buvo 11 Teko pralaimėjimas, 6 pergalėmis išlieka Ukmergės ekipa. Galutinis rezultatas dar kartą 84-79.